Lietuvos televizija. Tai, kas svarbiausia. Sveiki gyvi, tiesioginėme Lietuvos televizijos eteryje Krašto spalvos, Panevėžys, Kaunas, Šiauliai. Sveiki gyvi kolegos. Mes šiandien kalbėsime apie tai, kas įsisuka į mūsų sąskaitas tarsi viesulas ir iščiulpia iš jų ir litus, ir centų, žodžiu, tai, kas svarbiausia. Kaip manote, kas, Zina? Na, aš manau, jeigu kokia kišenvagiai lįstų į mūsų kišenės, tai dar būtų suprantama ir bent jau policija juos surastų. Na, bet kai rimtos ir solidžios firmos, net nežinau, ką pasakyti. Aš nesuprantu, kolegos, ko jūs dėjuojate. Taip neveltui sakoma, šiluma kaulų nelaužo, ypač tai supranti, stovėdamas čia tamsoje ir šaltyje. Antra vertus yra tokia patarlė, ubago lazda nei šalčio, nei šilumos nebijo. Ir antra, dar kitaip sakant, tokie verkšlenimai, kad va, pas mus čia Vilniuje labai brangi šiluma, jie jau labai nusibodo. Dėl to, kad toli gražu, nepykite Vilniečiai, toli gražu ne jūs mokate brangiausiai už šilumą. Kaunas moka 8% brangiau už Vilnių, o Prienai iš vis turėtų cypti. Dėl to, kad Prienai moka 17% daugiau už Vilnių. Ir ką jūs manote, jie sau tyliai vandens į burnas prisisėmė. Kažin kaip Šiauliai? Šiauliuose taip pat brangiau nei Vilniuje. Tiesa, kaina už kilovatvalandę tik 0,6 cento didesnė. Na, bet mėnesio sąskaitoje to 0,6 cento atsispindi 10 litų daugiau iš tikrųjų. O Panevėžys? Pas mus 24 centai už kilovatvalandę. Galbūt padeda nauja termofikacinė elektrinė, bent jau taip sako. Tiesa, nėra ko Panevėžiui labai džiaugtis, yra ir kas pigiau už Panevėžį moka. Pavyzdžiui, Molėtai 21 nepilnai centą, o Tauragė vos daugiau negu 20 centų už kilovatvalandę. Vis dėlto dažnai ne vien nuo šilumos tiekėjo priklauso, kiek mes sumokėsime, kokios tos kainos bus sąskaitose. Iki panoramos likusi pusvalandį mes kviečiame pasidairyti ir pas tuos žmonės, iš kurių verta pasimokyti, na ir pažiūrėti į akis tiems, kuriuos galėtume tik užjausti. Kol lietuviškas šiaudų granulės kūrena Lenkai, Alytaus daugiabutis pigios šilumos ieško po žeme. Tačiau dar pigiau už alytiškius šildosi kauniečiai, kuriems šilumą tiekia, nepatikėsite, šilumos tinklai. Norim paklausti, ar ne per brangiai už šilumą mokat? Žinot, kad ne. Būtų keista, jei ponia kitaip kalbėtų. Jie jų gyvena pačiame taupiausiame Kauno daugiabutyje. Praeitą mėnesį apie 40 ar 30 litų sumokėjau už šildymą. O kvadratų kiek? 65, jei neklystu. Šį mėnesį taupiausio namo gyventojų laukia kiek didesnės sąskaitos, tačiau ir jos visiems likusiems kauniečiams sukels pavydo priepolį. Kvadratinis metras litas 37 centai. Geriausia, tai labai šaunu, aišku. Širdžiai malonu. Nu, namas statytas 2007 metais, apšildytas, faktiškai reguliuoti nieko nereikia, viskas automatizuota. Statybininkai, jeigu teisingai pastato namus, jeigu teisingai technologijas išlaiko, jeigu panaikina normaliai šalčio tiltus, tai tie namai nėra brangus išlaikyti. Jūs šitą statėte? Taip, mes šitą namą statėme. Kiek pridėjo čia apšiltinimui visokių gerybių? 14 cm akmens vato šituose namuose ir naujuose dabar dedama yra 18 cm. Tačiau ne tik taupiausių Kauno namų gyventojai didžiuojasi. Pažiūrėkite Krašto spalvas. Apie tai, kaip žmonės šildosi beveik už dyką, šiaudų granulėmis. O štai Alytaus daugiabutis pigios šilumos ieško po žeme. Tačiau dar pigiau šildosi kauniečiai, kuriems šilumą tiekia, nepatikėsite, šilumos tinklai.